Uždaroji akcinė bendrovė Venta LT gamina kėdes ir stalus iš natūralaus medžio masyvo. Gaminius pirkėjai ir užsakovai vertina dėl aukštos kokybės. Įmonė turi daugiau kaip 80 metų gamybos patirtį. Per metus įmonėje pagaminama daugiau kaip 120 000 kėdžių. 1/10 visų gaminių parduodama Lietuvoje, o likusią dalį produkcijos Lietuvoje įsikūrusi įmonė eksportuoja. Daugiausiai produkcijos užsako klientai ir partneriai iš Europos šalių, taip pat iš Jungtinių Valstijų bei Naujosios Zelandijos. Gaminių iš natūralaus medžio kokybę užtikrina ilgametė patirtis. Įmonė savo gyvavimą skaičiuoja nuo 1931-ųjų, kai veiklą pradėjo Raiko ir Rodo baldų gamybos dirbtuvė. Tuo metu įmonė gamino kėdes, minkštus baldus ir spintas. Po karo įmonė tapo kėdžių kombinatu. 92-aisiais įkuriama akcinė bendrovė Venta. Po 9 metų Venta tampa Libra Holdings dalimi, o 2008-aisiais įkurta uždaroji akcinė bendrovė Venta LT. Gerų eksporto rodiklių įmoniai pavyko pasiekti dėl kokybiškai vystomų kėdžių modelių pagal pateiktas užsakovų idėjas. Bendradarbiaudama su užsakovais įmonė laikosi šių principų pagal svarbą: reikiamos kokybės, reikiamo kiekio, reikiamo laiku ir už reikiamą kainą. Aukšto lygio specialistai išmanantys kėdžių gaminimo technologiją sugeba greitai paruošti baldą gamybai ir pateikti produkcijos pavyzdžius. Visi parengti projektai pagaminami ir išbandomi įmonėje. Prieš pradedant gamybą kruopščiai tikrinamas kėdės patvarumas šiame bandymų stende. Kėdės testuojamos naudojant 75 kg apkrovą. Būsimas gaminys tobulinamas tol, kol įmonės darbuotojai iš užsakovo pirminės idėjos sukuria ilgaamžę ir kokybišką kėdę. Atlikus bandymus kėdei suteikiamas saugumo lygis pagal ES standartus. Kėdės ir stalai gaminami iš natūralios medienos – iš ąžuolo, pušies, buko, uosio, riešutmedžio bei beržo medienos, kurie atitinka FSC standartus. Įmonė naudoja technologijas galinčias sukurti ir pagaminti vis sudėtingesnius ir naujesnius gaminius. Įdiegta ir nuolatos tobulinama sinchroninės gamybos sistema. Ši sistema remiasi pačiu laiku metodo filosofija. Tai įmonės struktūros pertvarkymo strategija. Ja remiantis palaipsniui keičiami valdymo ir gamybos procesai. Didžiausias dėmesys skiriamas gamybos laiko trumpinimui, kokybės gerinimui ir darbo našumo didinimui. Papildomos investicijos atnaujino įmonę, patobulino moderniomis technologijomis, sukūrė palankesnės sąlygas efektyviai vykdyti tiek didelius, tiek mažus užsakymus. Įmonėje naudojamos šiuolaikinės pažangios medienos apdirbimo staklės, sudarytos iš daugelio mechanizmų. Jiems naudojamos mechaninės, pneumatinės, elektrinės, hidraulinės ir kitos pavaros. Dauguma staklių su programiniu valdymu. O dabar pažvelkime, kaip įmonėje gaminamos atskiros kėdžių detalės ir kaip iš jų kokybiškai surenkamas galutinis gaminys. Daug dėmesio skiriama medžio ruošinių paruošimui. Kiekvienas ruošinys medienoje pažymimas taip, kad būtų apeitos šerdys, šakos, įtrūkimai ir kiti defektai. Visos kėdžių detalės obliuojamos gerai žinomomis moderniomis Weining keturpusio obliavimo staklėmis. Taip gaunami labai tikslus detalių matmenys, o obliuoti paviršiai tampa ypač lygus ir tiesūs. Kėdžių kojos, nugarėlis, kojarišiai gaminami programinėmis profilinio frezavimo šlifavimo staklėmis. Jos tiksliai išfrezuoja ir nušlifuoja profilinius paviršius. Kadangi tai kompiuterio valdomos staklės, visos detalės paruošiamos vienodai ir labai kokybiškai. Užsakymus Venta LT atlieka greitai turėdama šį 5-ašį apdirbimo centrą. Jų atliekamos ypatingai sudėtingos operacijos. Čia gaminami sudėtingus profilius turinčių kėdžių detalės. Kad kėdžių detalės surenkant susijungtų tiksliai, kokybiškai ir tarp detalių neliktų tarpų, gręžimui naudojamos padė lizdų gręžimo staklės.
Tikslus ir tvirti kėdžių detalių sujungimai gaunami ir dėl naudojamų ypatingai tikslių dvipusių dygiavimo staklių. Jos ne tik tikslios, bet ir našios. Per valandą gali paruošti per 1000 detalių. Dar vienas ypač spartus įrenginys šis aukšto dažnio lenkimo presas Steton. Jis naudojamas gaminti klijuotiems ruošiniams. Ypač našus presas ruošinius pagamina per 5–6 minutes, o įmonė dabar gali pasiūlyti paties įvairiausio dizaino gaminių, kuriuose naudojamos klijuoto medžio detalės. Kad visos gamybos grandys būtų sparčios ir įmonė galėtų greitai atlikti didelius užsakymus, kėdžių sėdynių pagrindai gaminami šiame našiame maka apdirbimo centre. Šis apdirbimo centras vienu metu gamina 2 ruošinius – frezuoja profilį, gręžia kiaurimes. Apdirbti sėdynių pagrindai keliauja tiesiai į apmušimo barą, nebereikia jokių papildomų operacijų. Čia sėdynių užvalkalai ir nugarėlės apmušami oda, gobelenu ar kitomis medžiagomis. Pagamintos kėdžių detalės keliauja į surinkimo celę. Kėdės surenkamos hidrauliniais kamams spaustais. Įrenginiai išdėstyti taip, kad darbuotojams nereikėtų vaikščioti, o ruošiniai keliauja nuo vieno įrenginio prie kito. Pagalbiniai šablonai kėdės surenkantiems darbuotojams neleidžia suklysti. Yra įvesta klijų tepimo kontrolės sistema. Surinktos kėdės taip pat dar pasirinktinai patikrinamos bandymų stende. Kėdės galiausiai patenka į apdailos celę. Apdailos medžiagų purškimui naudojama pati naujausia įranga. Skirtingai apdailai naudojamos ir skirtingos dažymo kabinos. Venta LT dirbantys žmonės pats svarbiausias įmonės veiklos efektyvumą ir sėkmę lemiantis veiksnys. Bendrovėje dirba per 200 žmonių. Tai patyrę gamybos vadovai, meistrai, technologai, konstruktoriai. Visi jie yra sukaupę ilgametę veiklos patirtį, savarankiški, atsakingi, siekiantis profesionalumo, iniciatyvūs, ieškantis sprendimų darbuotojai. Venta LT siekia tapti vienu iš patraukliausių kėdžių gamintojų Europoje, toliau plėsti eksportuojamų gaminių rinkos segmentus tiek į rytus, tiek į vakarus. Įmonė taip pat siekia nuolat gerinti ir rūpintis pagrindinėmis įmonės vertybėmis – žmonėmis, technologijomis, gamybiniais procesais, kad visada galėtų pasiūlyti tik aukščiausios kokybės gaminius savo klientams.